Broliai ir seserys, sveikiname Jūs susirinkusius į pirmosios prezidentūros Kalėdų minėjimą. Esame dėkingi, kad įžengdami į šį ypatingą metą, galime su Jumis susirinkti ir apmąstyti mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus gimimą, gyvenimą ir misiją. Prezidentas Tomas S. Monsonas, kuris pirmininkauja šį vakarą, paprašė mane vesti šį minėjimą. Nuoširdžiausiai sveikiname Jūs visus, kad ir kur būtumėte. Minėjimo metu muzikuos mormonų tabernaklio choras ir šventyklos aikštės orkestras. Diriguos Mekas Vilbergas ir Ryanas Murphys, vargonuos Richardas Elliotas. Choras pradės šį susirinkimą giesme Nes kūdikis mums gimė. Tada įžanginę maldą sukalbės brolis Brianas K. Ashtonas, antrasis patarėjas visuotinėje sekmadieninės mokyklos prezidentūroje. A son is given.
Mūsų mylimasis dangiškasis Tėve, esame labai dėkingi už Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus gyvenimą, pavyzdį, misiją ir auką. Tėve, mes labai trokštame būti tokie kaip Jis ir sekti Jo pavyzdžiu. Meldžiame, kad šį vakarą, klausydamasi kalbamų žodžių, jaustume Tavąją dvasią ir širdimis sužinotume, kaip galėtume dalintis Tavąją Evangeliją, gelbėti tuos, kuriuos reikia gelbėti, padėti ir rodyti gerumą savo aplinkiniams, bei savo rodomų pavyzdžių vestume sielas pas Tave. Tėve, esame labai dėkingi turėdami gyvąjį pranašą. Meldžiame, kad laimintume ir stiprintume jį, bei su juo dirbančius jo patarėjus bei 12. Prašome, kad šio vakaro kalbėtojai turėtų Tavosios dvasios, kad atsivertų mūsų širdis ir būtume mokomi iš aukštybių. Mes mylime Tave ir tai sakome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dabar mums bus malonu išklausyti vyresnį L. Whitney Claytoną iš 70 prezidentūros. Po jo kalbos choras pamalonins mus giesmė Kalėdos, Kalėdos. Po giesmės išklausysime seserį Linda K. Burton, visuotinę paramos bendrijos prezidentė. Tada choras sugiedos giesmę Niūrų viduržiemį. Brangus broliai ir seserys, šį vakarą susirinkome, nes visi mylime Kalėdas ir Kalėdų metą. Ar gali būti kas gražesnio už nuostabią Kalėdų muziką ir giesmes, kalėdinius šeimos ir draugų susibūrimus, besišypsančius veidus ir džiugų vaikų jaudulį? Kalėdos turi dievišką galią suburti mus kaip šeimas, draugus ir bendruomenės. Laukime galimybės pasikeisti dovanėlėmis ir mėgaujamės šventiniu maistu. Anglų rašytojo Čarlzo Dickenso parašytoje Kalėdų giesmėje Skrudžo sūnėnas deramai apibūdina šio švento meto magiją, sakydamas: apie Kalėdų metą, kai jis ateidavo, visada galvojau kaip apie gerą metą. Maloningą, atlaidų, labdaringą, malonų metą. Vienintelį man žinomą laiką ilgame metų kalendoriuje, kai vyrai ir moterys regis sutartinai atlapoja savo širdis ir galvoja apie kitus žmonės. Todėl, nors jos niekada neįdėjo nei kropelės aukso ar sidabro į mano kišenę, manau, kad jos palaimino ir laimins mane. Todėl sakau, te laimina jas Dievas. Citatos pabaiga. Kaip tėvas, o dabar kaip senelis, Kalėdų magiją prisiminiau stebėdama savo vaikus, o dabar jų vaikus, švenčiančius gelbėtojo gimimą ir besidžiaugiančius tarpusavio bendravimu susirinkus mūsų šeimai. Esu tikras, kad jūs, kaip ir aš, esate matę džiaugsmą ir nekaltumą, su kuriuo vaikai nekantriai laukia šios ypatingos šventės ir mėgaujasi ją. Matydama jų džiaugsmą ir patys prisimename laimingas ankstesnės kalėdas. Tas pats Dickensas pastebėjo, kartais gera pabūti vaiku, o geriausia per kalėdas, kai didysis jų įkūrėjas pats buvo vaikas. Užaugau netoli Los Andželo. Aplink mūsų namus augo apelsinmedžių sodas. Kiekvienų kalėdų vakarą mano tėvai sukviesdavo šeimą, draugus ir kaimynus į mūsų namus giedoti kalėdinių giesmių ir vaišintis. Tai buvo nuostabi tradicija mums visiems ir giedojimas regis tęsdavosi valandas. Mes vaikai giedodome tol, kol jausdavome turį tai daryti, o tada išslinkdavome į apelsinų sodą žaisti. Mudu su žmona Ketė savo šeimą taip pat auginome pietinėje Kalifornijoje, palyginus arti jūros. Čia kalėdams būdingas vaizdas vėjyje linguojančios palmės. Kiekvienais metais mūsų vaikai laukdavo, kada galės eiti į uostą stebėti kasmetinio kalėdinio laivų parado. Šimtai gražių jachtų, mirgančių įvairiaspalvėmis lemputėmis užplūsdavo uostą mums aikčiojant iš nuostabos. Dabar, kai gyvename Salt Lake Cityje, Ketė ir aš įvedėme tradiciją vesti vaikus ir anūkus į vietinį kalėdų giesmės spektaklį.
Kasmet stebėdami, kaip Ebenezeris Skrudžas iš beširdžio atsiskyrėlio stebuklingai virsta į laimingą kaimyną kupiną kalėdų džiaugsmo, jaučiame skatinimą atsikratyti Skrudžo gyvenančio mumise. Jaučiamės skatinami šiek tiek geriau siekti gelbėtojo visuotinos geradarystės pavyzdžių. Keičianti kalėdų meto dvasia kyla iš gelbinčios Jėzaus Kristaus galios keisti mūsų gyvenimus į gerą. Mėgiamas pasakojimas apie daugiau nei prieš 2000 metų Betlėjuje įvykusį Dievo sūnaus gimimą aprašytas Evangelijoje pagal Luką. Anomis dienomis išėjo Cezariaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą vadinamą Betliejumi. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten esant priartėjo metas gimdyti. Ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiuose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo kaimenę. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir jos nutvėskė viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jam tarė: nebijokite, štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas. Rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiuose. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Jie garbino Dievą giedodami: šlovė Dievo aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Angelas suvokė, kad jam pasirodžius piemenys išsigando, todėl jis pasakė: nebijokite. Stulbinanti Dievo šlovė, sklidusi iš netikėto pasiuntinio, tikrai turėjo sukelti baimę jų širdise. Bet žinios, kurią paskelbti atėjo angelas, tikrai nereikėjo bijoti. Jis atėjo pranešti apie stebuklą, paskelbti pačią geriausią žinią, pasakyti jiems, kad žmonijos išpirkimas jau prasidėjo tiesioginė prasme. Joks kitas pasiuntinys nei prieš tai, nei po to neatnešė džiugesnio sveikinimo. Tėvo viengimis buvo bepradeda savo žemišką viešnagę. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Tai tikrai buvo didžiai džiaugsminga geroji naujiena. Visų mūsų gyvenime pasitaiko akimirkų, kai angelo žadamas didis džiaugsmas atrodo nepasiekiamas ar tolimas. Visi esame pajungti savo silpnybėms ir gyvenimo sunkumams. Ligoms, nesėkmėms, sunkumams, nusivylimams, o galiausiai mirčiai. Mūsų laikais, kai vieni žmonės yra palaiminti galimybės gyventi saugiai, kiti ne. Daugeliui labai sunku įvykdyti gyvenimo reikalavimus ir apmokėti jo atsiųstas fizinės bei emocinės sąskaitas. Tačiau nepaisant gyvenimo sunkumų, šiandien viešpatės žinia kiekvienam iš mūsų yra tokia pati, kokia ji buvo budintiems piemenims prieš 2000 metų. Nebijokite. Galbūt angelo nurodymas nebijoti mums dabar yra aktualesnis, nei jis buvo pirmąją kalėdų naktį, raminant piemenų baimę. Gal jis skirtas ir mums pasakyti, kad gelbėtojo dėka baimė niekada netriumfuos. Patvirtinti, kad kraštutinė baimė nepateisinama. Priminti, kad visos žemiškos problemos yra laikinos, kad išgelbėtas gali būti kiekvienas. Mieliausia kalėdų dovana visada bus ta, kurią mums davė pats mūsų gelbėtojas, jo tobula ramybė. Jis sakė: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Netgi pasaulyje, kuriame ramybė regis sunkiai pasiekiama, gelbėtojo ramybės dovana
gali gyvuoti mūsų širdise, nepriklausomai nuo mūsų aplinkybių. Jei priimame gelbėtojo kvietimą sekti juo, ilgalaikė baimė išnyksta visiems laikams. Mūsų ateitis užtikrinta. Tai ir yra didžiai džiaugsminga geroji naujiena visai tautai. Pranašas Izajas mums priminė, nebijok, nes aš su tavimi, nebūgštauk, nes aš tavo Dievas. Stiprinsiu tave, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešinę. Dėl to, kad prieš 2000 metų Betlėjuje gimė gelbėtojas, yra viltis ir kur kas daugiau. Yra išpirkimas, išlaisvinimas, pergalė ir triumfas. Teisumas blogį nugalės, bus žemėje taika žmonėms. Nenuostabu, kad ūmai, tarsi dangiškas šauktukas prie angelo žinios apie gelbėtoją, atsirado angelų choras giedodamas. Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Negali būti labiau raminančios žinios. Jokia kita žinia nebuvo tokia kupina palankumo žmonėms. Tegul šis metas būna ramybės ir džiaugsmo metas visiems mums, nes tą dieną Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats Mesijas. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Kaip ir daugelis jūsų, mano mielas vyras Kreigas ir aš tiesiog mylime šventą kalėdų muziką. Jei turėtume išvardinti mūsų mėgstamiausias giesmes, viena iš pirmųjų būtų Ateikite žmonės. Jos džiugus, iškilmingi žodžiai kviečia mus džiaugsmingai eiti garbint angelų karalių, mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Esu tikra, kad kai mirtingajame dvasių pasaulyje mes ne tik džiaugsmingai ėjome garbinti, bet šaukėme iš džiaugsmo, kai jis savanoriškai ir nuolankiai pasisiūlė būti pasaulio gelbėtoju. Keliais didžiai prasmingais žodžiais jis nuolankiai pasakė: štai aš, siųsk mane. Kaip apaštalas Petras, taip ir prezidentas Monsonas nekartą yra sakęs, jog turime būti visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti apie mumise gyvenančią viltį. Papasakosiu porą kalėdinių prisiminimų. Tikiuosi, kad suprasite, kodėl esu sudėjusi viltis į gelbėtoją, į Dievą, mūsų amžinąjį tėvą, kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, ir į tėvo tobulą bei šlovingą išgelbėjimo planą. Pirmas kalėdinis prisiminimas. Kai buvau 14, mano šeima gyveno Naujojoje Zelandijoje. Mano tėvas buvo 40 einantis vyras, kai buvo pašauktas tarnauti ten misijos prezidentu. Atėjo kalėdos, o aš su savo broliais ir seserėmis vis dar pratinamės prie savo toli nuo gimtinės esančių naujųjų namų. Man nesubrendusiai paaugliai sunkiai sekėsi būti toli nuo namų, draugų ir šeimos. Slankiojau surūgusi, ilgėdamasi pažįstamų vaizdų, kalėdų garsų ir šventimo, muzikos, lempučių, kalėdinės eglutės, sniego, o ypač šeimos. Ilgėjausi mylimų puseserių, tetų ir dėdžių, žinodama, kad jie visi netrukus susirinks senelio Kėro namuose Salt Lake Cityje į kasmetinį Kėrų šeimos kalėdų vakarą. Tai buvo 1966 metų kūčių vakaras. Aš nenoriai prisijungiau prie savo šeimos ir misionierių surengto šeimos namų vakaro misijos namuose, būdama tikra, kad šis susibūrimas geriausiu atveju bus labai prastas Kėrų šeimos šventimo, kurio taip ilgėjausi pakaitalas. Tiksliai neprisimenu, kurią akimirką suskambo telefonas, bet tas telefono skambutis staiga pakeitė mano paauglišką širdį, pripildydamas mane užuojautos mano brangiam tėčiui ir liūdėsio, kad iki tol buvau tokia egocentriška. Skambino dėdė Džojus. Jis pranešė, kad mūsų mylimą, nesavanaudišką, darbštų, sandorų besilaikantį senelį Kėrą ką tik ištiko sunkus insultas ir kad jis guli ligoninėje be sąmonės. Mane užliejo prisiminimai apie šį nuolat fotoaparatą besinešiojantį, muzikalų, linksmą patriarchą, kurį visi taip mylėjome. Tėtis buvo akivaizdžiai sukrėstas, kai sugrįžo po šio telefono skambučio, bet jis susitelkė, atsitiesė ir karštai paliudijo apie tėvo planą ir savo tikėjimą, kad svarbiausias tame plane yra gelbėtojas. Jo liudijimas sujaudino mano sopančią širdį. Deja, senelis nepasveiko, kitą dieną jis numirė. Naujojoje Zelandijoje tai buvo kalėdų diena, bet Salt Lake Cityje buvo kūčios, senelio mėgstamiausia metų diena. Jam mirus pirmą kartą patyriau labai artimo ir brangaus žmogaus netektį. Nors gedėjau dėl jo netekties, mane laimino ir guodė pažinimas apie šlovingą laimės planą. Jaučiau patikinimą, kad vėl pamatysiu senelį, jei gyvensiu taip, kaip jis gyveno. Nemanau, jog tuo savo gyvenimo laikotarpiu gerai supratau, koks svarbus buvo gelbėtojas ir jo apmokančioji auka, parūpinant man galimybę vėl susitikti su savo mylimais žmonėmis. Bet pakankamai žinojau, kad galėčiau džiaugtis planu. Pakankamai žinojau, kad garbinčiau tą, kurio gimimą šventėme. Nuo tų taip seniai praėjusių kalėdų daugiau supratau apie savo gelbėtoją Jėzų Kristų. Prezidentas Harolas Billy mokė: Dievo sūnus atėjo čia kaip viengimis sūnus įvykdyti misiją, būti avinėliu, paskirstų prieš pasaulio sutvėrimą, kad atneštų išgelbėjimą visai žmonijai, atiduodamas savo gyvybę. Jis atvėrė duris į prisikėlimą ir mokė kelio, kuriuo eidami galime pasiekti amžinąjį gyvenimą. Būtent toks buvo Jėzus visoje savo didybėje. Antras kalėdinis prisiminimas atsirado 1984 metais. Dėl jo smarkiai išaugo mano dėkingumas už gelbėtoją ir šlovingą
išgelbėjimo planą. Man buvo 32 metai, buvau mylimo ištikimo vyro žmona ir 4 brangių vaikučių nuo 3 iki 10 metų mama. Likus 6 savaitėms iki kalėdų, iš gydytojų gavome žinią apie vėžio diagnozę, kuri sudrebino mūsų pasaulį. Kreigas ir aš pažvelgėme vienas į kitą, netikėdami, tvardydami ašaras ir galvodami, kas mūsų laukia. Tačiau dėl mūsų tikėjimo Jėzumi Kristumi ir Tėvo planu netrukus mūsų užliejo kitas jausmas, ta nuostabi Dievo didybė, pranokstanti bet kokį supratimą. Nors tada Kreigas tarnavo mūsų apylinkės vyskupų, mes nusprendėme pasidalinti tą žinią tik su savo šeima, kad mūsų vaikams viskas atrodytų kiek įmanoma normaliau. Per tas 6 savaitės iki kalėdų beveik kasdien per sniegą ir ledą važinėjau į ambulatorinio gydymo procedūras ligoninėje. Tuo tarpu mūsų nesavanaudiškos motinos ir seserys pailiui padėjo tvarkytis namuose. Tai buvo išmėginimo metas, bet galvodama apie tas kalėdas, žodžiais negaliu išreikšti savo giliausio dėkingumo už mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus apmokančią auką ir didžiojo kūrėjo gailestingąjį planą. Gal dėl to, kad geriau nei bet kada anksčiau suvokiau gyvenimo trapumą, dangiškojo Tėvo laimės planas tapo man kaip niekada asmeniškas. Tais metais kalėdos buvo kitokios. Nors man patinka viskas, kas susijęs su kalėdomis, svarbus man atrodo tik tokie dalykai kaip amžinoji santuoka, šeima, tikėjimas ir liudijimas apie dangiškąjį Tėvą, Jėzų Kristų ir planą. Vieną dieną, kai ilsėjausi namuose svarstydama apie mūsų 4 mažų vaikų ateitį, aš varčiau žurnalą Friend. Mano dėmesį patraukė giesmė. Atsisėdau prie pianino ir verkiau dainuodama ir jausdama, kaip giesmė žinia persmelkė mano sopančią širdį. Žinau, jog turiu tos dainelės mokyti ne tik 100 mūsų apylinkės pradinukų, kur tarnavau kaip pradinukų muzikos vadovė, bet svarbiausia mokyti jos 4 brangius vaikus gyvenančius mūsų namuose. Kaipgi galėjo Tėvas mūsų apreikšti savo meilę? Jis siuntė savo sūnų, kad užgimtų šiam pasaulį. Kaipgi galėjo Tėvas mums parodyti tikrą kelią? Jis siuntė savo sūnų čia, tarp mūsų jis gyvena. Kaipgi galėjo gelbėti mus iš pančių mūsų mirties? Jis siuntė sūnų mirti už mus ir mirtį nugalėti. Ko Tėvas prašo mus visus per savo šventą raštą? Tikėt, mylėt kaip jo sūnus, padėt kitiems tai rasti. Ko prašo jis? Būt kaip sūnus. Šį kvėptą giesmė leido man pamatyti, kaip aš galiu parodyti savo dangiškajam Tėvui savo dėkingumą už jo sūnų ir jo planą. Jaučiau, kad net jei man nebūtų suteikta privilegija matyti, kaip mūsų vaikai auga iki brandos, jei jie galėtų suprasti, žinoti ir gyventi pagal tą paprastą, bet gilią doktriną išreikštą šioje šventoje giesmėje, jie galėtų tapti tikrais Jėzaus Kristaus mokiniais. Tais metais virš mūsų namų tvyrojo tokia ypatinga dvasia ir tarpusavio meilė mus laiminanti ramybė, kurios niekada nepamiršiu. Jaučiau, kad mūsų vaikams buvo suteiktas ypatingas tų kalėdų šventumo suvokimas. Niekada iki tol ir niekada po to jie nevaidino Jėzaus gimimo istorijos su tokia pagarbia nuostaba ir meilė, kuri pranoko jų amžiaus vaikų sugebėjimus. Kai taip buvome ugdomi savo aplinkybėse, kai apmąstėme ir dėkojame už mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus dovaną ir šlovingą mūsų dangiškojo Tėvo planą, regis galėjome aštriau jausti dvasios raginimus. Dažnai galvodavau, kaip žmonės gali gyventi be vilties kylančios iš išgelbėjimo plano ir esminio gelbėtojo vaidmens tame plane supratimo. Su dėkingumu pridedu savo liudijimą prie galingo mūsų mylimo pranašo prezidento Tomo Asmonsono liudijimo. Apie tą, kuris išgelbėjo visus mus iš nesibaigiančios mirties, būtent Jėzų Kristų, liudiju, kad jis yra tiesos mokytojas, bet daugiau nei mokytojas. Jis yra tobulo gyvenimo pavyzdys, bet daugiau nei pavyzdys. Jis yra didis gydytojas, bet daugiau nei gydytojas. Jis, kuris išgelbėjo pražuvusią žmoniją, yra pasaulio gelbėtojas tikrąja prasme, Dievo sūnus, ramybės kunigaikštis, Izraelio šventasis, iš mirusiųjų prisikėlęs viešpats, kuris pareiškė: aš esu pirmas ir paskutinis. Aš esu tas, kuris gyvena, aš esu tas, kuris buvo nužudytas, aš esu jūsų užtarėjas pas Tėvą. Mums apmąstant jo nesuvokiamą kančią dėl mūsų, atmintyje iškyla šie 5 bene liūdniausi gelbėtojų ištarti žodžiai.
Gal ir jūs norite pasitraukti? Sunkiais laikais galime pasirinkti nusigręžti nuo jo ir kovoti su savo sunkumais vieni, arba galime pasirinkti atsigręžti į jį bei tėvo planą ir nekentėti jokių kitokių suspaudimų, išskyrus prarytus Kristaus džiaugsmo. Meldžiuosi, kad visi priimtume šventos Kalėdų giesmės kvietimą džiaugsmingai eiti garbinti jį ir mūsų dangiškai tėvą už jo šlovingą ir tobulą planą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar mums bus malonu išklausyti vyresnį Deividą Abednarį iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbos choras sugiedos varpų giesmę. Po giesmės į mus kreipsis paskutinis šio vakaro kalbėtojas prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas, antrasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Geriausiai žinoma ir labiausiai mėgiama gelbėtojo gimimo istorija užrašyta Naujajame testamente, antrame Evangelijos pagal Luką skyriuje. Kiekvieną kartą skaitydamas apie Juozapo ir Marijos kelionę į Betliejų, kuklias ėdžias, nuolankų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą ir angelus skelbiančius didžiai džiaugsmingą gerąją naujieną visai tautai, prisipildau dėkingumo. Evangelijos sugrąžinimas mūsų laikais suteikė svarbų papildomą gelbėtojo gimimo aprašymą Mormono knygoje. Savo pasisakyme nušviesiu šį papildomą pirmųjų kalėdų aprašymą. Kai drauge prisiminsime šį pasakojimą, broliai ir seserys, kviečiu jūs įsivaizduoti, kad dalyvaujate tose įvykiuose, o ne tik klausotės jų. Meldžiu, kad šventoji dvasia padėtų jums šiuos raštų žodžius pritaikyti savo ir savo šeimoms ir pripildytų jūsų širdis tikros kalėdų dvasios. Mūsų pasakojimas prasideda Zarahemlo žemėje, likus keliems metams iki gelbėtojo gimimo. Tarp žmonių atėjo Samuelis Lamanitas, skelbti atgailą ir pranašauti apie Kristų. Dabar prašau pasistengti įsivaizduoti, kad esate 10-metis vaikas žmonių minioje, klausantis Dievo pranašo, pranašaujančio apie tai, kas įvyks ateityje. Samuelis skelbė, štai aš duodu jums ženklą, nes dar 5 metai praeis ir štai tada Dievo sūnus ateis išpirkti visų tų, kas tikės jo vardą. Ir štai jo ateimo metu duosiu jums tokį ženklą. Štai bus tokie dideli šviesuliai danguje, kad naktį prieš jam ateinant nebus tamsos, tad žmonėms atrodys, lyg būtų diena. Todėl bus viena diena ir naktis, ir diena, lyg tai būtų viena diena ir nebūtų nakties. Ir tai bus jums ženklas. Ir štai užtekės nauja žvaigždė. Ir tai taip pat bus jums ženklas. Laikui bėgant pradėjo ryškiau pildytis pranašų pranašystės, nes tarp žmonių pradėjo vykti didesni ženklai ir stebuklai. Prašau įsivaizduoti, kad praėjo 5 metai ir dabar jūs esate maždaug 15 metų amžiaus. Galite aiškiai prisiminti Samuelio pranašystės, stebėdami savo dabartinės aplinkybės. Bet buvo tokių, kurie pradėjo sakyti, kad jau praėjo laikas, kada turėjo išsipildyti Samuelio Lamanito ištarti žodžiai. Ir jie pradėjo juoktis iš savo brolių, sakydami, štai laikas praėjo, o Samuelio žodžiai neišsipildė. Todėl jūsų džiaugsmas ir jūsų tikėjimas tuo buvo tuščias. Ir buvo taip, kad jie sukėlė didelį sąmyšį visoje šalyje. Ir tikintys žmonės pradėjo labai sielvartauti, baimindamiesi, jog tai, kas buvo kalbėta, kažkokiu būdu neįvyks. Bet štai, jie nepajudinamai laukė ateinant tos dienos ir tos nakties ir tos dienos, kurios turėtų būti kaip viena diena, lyg be nakties. Kad jie žinotų, kad jų tikėjimas nebuvo tuščias. Dabar buvo taip, kad netikintieji paskyrė dieną, kurią visi tikintys tomis tradicijomis turėjo būti atiduoti mirčiai, jeigu neįvyks tas ženklas, kurį nurodė pranašas Samuelis. Broliai ir seserys, ar galime bent kiek įsivaizduoti, kaip jaustumėmės, laukdami jo atėjimo ženklo, žinodami apie bauginantį išnaikinimo terminą? Ar jūs ir aš tvirtai stovėtume tikėjime, ar susvyruotume ir susigūžtume? Tada tikrai buvo duotas Kristaus gimimo ženklas, apie kurį pranašavo Samuelis.
Religinio persekimo aplinkoje, būdami apie 15 metų amžiaus, vieną vakarą stebėtumėmės, kad saulė nusileido, bet nesutemo. Ir žmonės apstulbo, kadangi atėjus nakčiai nebuvo tamsos. Ir jie pradėjo suvokti, kad netrukus turi pasirodyti Dievo sūnus. Taip, visi žmonės buvo taip nepaprastai apstulbinti, kad parpuolė ant žemės. Ir buvo taip, kad visą tą naktį nebuvo tamsos, bet buvo taip šviesu, lyg būtų vidurdienis. Ir buvo taip, kad ryte vėl patekėjo saulė. Ir pagal duotą ženklą jie žinojo, kad tai diena, kurią turėjo gimti viešpats. Ir tai išsipildė. Taip, viskas, kiekviena dalelytė pagal pranašų žodžius. Ir taip pat buvo taip, kad pagal tą žodį pasirodė nauja žvaigždė. Jėzaus gimimo diena buvo tikinčiųjų išgelbėjimo diena naujajame pasaulyje. Gelbėto gimimo ženklo šviesa tiesioginė prasme išgelbėjo jų gyvybės. Dabar, broliai seserys, įsivaizduokite, kad praėjo daugiau nei 30 metų. Ir jūs artinatės prie 50 metų amžiaus. Vis dar galite ryškiai prisiminti Samuelio mokymus ir tai, ką patyrėte būdami paaugliai, kai buvo duotas viešpatės gimimo ženklas. Vienas iš Kristaus mirties ženklų, kurį išpranašavo Samuelis, buvo 3 tirštos tamsos dienos. Ir buvo taip, kad ant viso šio žemės veido buvo tiršta tamsa, tokia, kad išlikę jos gyventojai galėjo jausti tamsos ūką. Ir dėl tos tamsos negalėjo būti nei šviesos, nei žiburių, nei deglų. Ir buvo neįmanoma sukurti laužo, tad negalėjo būti visiškai jokios šviesos. Ir nesimatė jokios šviesos, nei ugnies, nei spinksėjimo, nei saulės, nei mėnulio, nei žvaigždžių, nes tokios tirštos buvo tamsos miglos, tokios tirštos buvo tamsos miglos, kurios buvo ant šios žemės veido. Ir buvo taip, kad laikotarpis, kada nesimatė jokios šviesos, truko 3 dienas. Kaip jaustumėtės patyrę tas 3 neapsakomos tamsos dienas ir tada truputį vėliau prisijungę prie 2500 žmonių minios, susirinkusios prie šventyklos dosniojoje žemėje? Ar galite įsivaizduoti tą didingą akimirką, kai iš dangaus nusileido gelbėtojas ir pareiškė: štai, aš Jėzus Kristus, aš esu pasaulio šviesa ir gyvybė. Vienas iš pirmųjų žodžių, kuriuos prie šventyklos gelbėtojas save pristatė šiam ypatingam susirinkimui, buvo šviesa. Samuelis išpranašavo šviesos ženklą. Šviesos ženklas buvo duotas gelbėtojo gimimo dieną. Susirinkusią minią, gaubusią tamsę ir baimę išsklaidė tikroji šviesa, būtent Jėzus Kristus. Mormono knygoje užrašytas pasakojimas apie pirmąsias kalėdas padeda mums geriau suprasti, kad Jėzus Kristus yra šviesa, kuri šviečia tamsoje. Visais mūsų gyvenimo laikotarpiais, visomis aplinkybėmis, su kuriomis galime susidurti, ir visose sunkumuose, kuriuos galime patirti, Jėzus Kristus yra šviesa, kuri išsklaido baimę, teikia tikrumą bei vadovavimą ir skleidžia patvarę ramybę ir džiaugsmą. Daugelis mūsų įsimintinų ir tvarių kalėdinių tradicijų apima skirtingas šviesos šaltinių rūšis. Eglutės lemputės, namų vidų ir išorę puošiančios lemputės, žvakės ant stalų. Tegul gražios visų švenčių švieselės primena mums visos šviesos šaltinį. Betliejuje sušvito skaisti dangaus šviesa, vilties ir meilės amžinos, ji buvo kupina. Liudiju, kad Jėzus gimė Betliejuje, šlovingai įvykdė savo žemiškąją misiją bei tarnystę
ir dabar gyvena kaip prisikėlęs mūsų viešpats. Tai liudiju šventu viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Argi tai nenuostabi privilegija mėgautis šiuo gražiu vakaru drauge su brangiu mūsų pranašu Tomu S. Monsonu. Kalėdos yra tas nuostabus metas, kada kitus matome naujomis akimis, kai šiek tiek plačiau atveriame savo širdis mūsų supančiam grožiui ir kitiems esame šiek tiek geresni ir gailestingesni. Jei pasiseka, tai ir mes, suaugusieji, galime vėl trumpam prisiminti, ką reiškia būti vaiku. Mintis, kad kažkas, ką mylime, daro kažką ypatingą dėl mūsų ir mūsų džiugus noras padaryti kažką ypatingą dėl jų šildo mūsų širdis ir pripildo mūsų meilės ir laukimo. Dar pridėkime blikčiojančias lemputes, gražius papuošimus, dieviškas Kristaus gimimo scenas ir suprasime, kodėl Kalėdos yra toks numylėtas metų laikas. Ir dar žinoma muzika. Niekas taip nepabrėžė šio meto gilios prasmės ir švelnios dvasios kaip kalėdinė giesmė. Kalėdos yra kažkas tokio, kas įkvepia šlovingą muziką, džiugę, mąslę ar nostalgišką. Šios nuostabios kalėdų harmonijos pakilėja mūsų dvasią ir primena mums mūsų džiūgavimo priežastį. Šiandien mums labiausiai pasisekė, turime galimybę girdėti muziką, kurią atlieka Šventyklos aikštės orkestras ir mormonų tabernaklio choras. Šio kolektyvo atliekama muzika yra tokia dieviška, kad man patinka įsivaizduoti, jog kartais jos klauso ar net jai pritaria dangaus angelai. Choras ką tik sugiedojo vieną nuostabiausių kada nors sukurtų kalėdinių melodijų, kerinčią varpelių giesmę, kuri Jungtinėse valstijose pirmą kartą buvo atlikta 1921 metais. Iš pradžių ji buvo visai ne kalėdinė giesmė. Jos pagrindą sudaro šimtmečių senumo ukrainiečių liaudies giesmė Škedrik, dažnai verčiama kaip dosnusis. Ukrainiečių šeimos šią giesmę dainuodavo prasidedant naujiems metams. Originalo žodžiai pasakoja apie kregždutę, kuri įskrenda į šeimos namus ir pranašauja nuostabius palaiminimus, kurie jų laukia naujaisiais metais. Man patinka tos istorijos dvasia. Man patinka vilties ir optimizmo žinia. Argi tai ne kalėdų žinia? Net kai pasaulis gali atrodyti gana niūrus,
kai reikalai nesiklosto, kai mūsų širdis užplūsta nusivylimas ir rūpesčiai, net liūdesio ir sielvarto apimti, mes giedame džiaukis pasaulį ir ramybė žemėje tebus jo mylimiems žmonėms. Dėl Kristaus, kuris atėjo, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje. Tad labai prasminga, kad miela, ką tik girdėta Kalėdų giesmė, pradžioje vadinosi dosnusis. Galiausiai jų Kalėdos yra dosnumo metas. Įkvėpti šios dvasios kartais valandų valandas praleidžiame ieškodami tobulos dovanos savo draugams ir šeimai. Ieškome būdų būti paslaugesni ir džiugesni. Esame įkvėpti praleisti šiek tiek daugiau laiko su tais, kuriuos mylime. Tampame supratingesni stokojantiems ir dažnai dosniau padedame jiems. Visa tai yra mūsų netobulas, bet nuoširdus noras būti tokiems dosniems, kaip gelbėtojas, kurio gimimą stengiamės pagerbti. Bet visi žinome, kad Kalėdų dvasia dažnai gali užtemdyti ar net užgožti pašėlęs pirkimo, sąskaitų ir prigrūstų dienotvarkių tempas ir įtampa. Neskatinu atsisakyti įprastos kalėdinės elgsenos, bet leiskite man pasakyti, kad mano mieliausi Kalėdų prisiminimai yra susijęs su apsikeitimu dovanėlėmis, pasimetimu žmonių miniose ir dalyvavimu mažose ar dideliuose džiaugsminguose renginiuose, kurie suburia žmonės šiuo metų laiku. Taip, yra daug priežasčių tuo džiaugtis, bet žinoma yra tiek daug kitų dalykų. Todėl visus mus kviečiu per šį Kalėdų laikotarpį surasti minutėlę savo sielos tyloje, pripažinti dosnųjį ir nuoširdžiai jam padėkoti. Prisiminkime gailestingą, meilingą ir beribę mūsų dangiškojo tėvo malonę. Ieškodami pirkti dovanų, jas dovanodami ir gaudami, taip pat skirkime laiko tyliai apmąstyti dosnes Dievo dovanas, kuriomis jis apipylė mus savo vaikus. Manau, kad žmonėms būdinga daugelį dalykų, net labai vertingų, laikyti savaime suprantamais. Štai ko mus moko Jėzus laikų istorija apie 10 raupsuotųjų. Ištikti baisios ligos, kuri atskyrė juos nuo draugų, šeimos ir paties gyvenimo, šie kenčiantys raupsuotieji prašė, kad Dievo sūnus juos išgydytų. Ir jie buvo išgydyti. Kaip žinote, po šio šlovingo stebuklo 9 raupsuotieji nuėjo savo keliais, džiūgaudami, kad jiems tai pasisekė. Tik vienas sugrįžo, tik vienas iš tų 10 skyrė laiko, kad išreikštų dėkingumą, tik vienas iš 10 pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tokie įvykiai, kai kas nors taip nuolankiai išreiškia nuoširdų dėkingumą, mūsų laikais regis pasitaiko taip pat retai kaip ir šioje istorijoje. Bet kai įvyksta, jie sujaudina mūsų širdis ir įkvėpia mus suskaičiuoti savo palaiminimus. Vienas pavyzdys, apie kurį sužinojau, yra susijęs su žmogumi gyvenančiu Afrikoje. Dėl negalios šis žmogus niekada negalėjo vaikščioti. Jis buvo priverstas daugumą laiko leisti savo tėvų namuose. Jis negalėjo dirbti, jis negalėjo išeiti su draugais, jis negalėjo daryti net paprastų dalykų, kuriuos mes priimame kaip savaime suprantamus. Tada jis išgirdo kai ką nuostabaus. Į netoli jo namų vyksiantį renginį pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčia siuntė vežimėlius neįgaliesiems. Jis paprašė draugą nugabenti jį į tą renginį ir ten jis matė, kaip 10 neįgalių vyrų, moterų ir vaikų buvo įkeliami į naujus blizgančius vežimėlius.
O, kaip jis norėjo sėdėti viename iš tų vežimėlių. Kaip tai pakeistų jo gyvenimą, jei jis galėtų judėti savarankiškai. Jis laukė, kol pagaliau atėjo jo eilė. Du vyrai įkėlė jį į vežimėlį ir pirmą kartą gyvenime jis galėjo laisvai judėti. Iš pradžių jis judėjo nedrąsiai, bet apsipratęs su vežimėliu, jis judėjo drąsiau. Jis suko ratus, sukosi vietoje, šaudavo iš vietos. Jis entuziastingai mojavo abiem rankomis, kai aplenkdavo savo draugą. Jis tarsi skrido. Jo veido išraiška buvo grynas džiaugsmas. Tačiau po kurio laiko jis lėtai privažiavo vežimėliu prie kitų ir su ramaus susitaikymo išraiška buvo pasiruošęs būti iškeltas. Ką ketini daryti, paklausė jo draugas. Vyras nusišypsojo ir gūžtelėjo pečiais. Dabar kažkieno kito eilė, tarė jis. Bažnyčios humanitarinės pagalbos misionierius priklaupė prie jo ir tarė: šis vežimėlis tavo. Vyras negalėjo tuo patikėti. Jis manė, kad šis renginys buvo skirtas tik parodyti, ką reiškia važiuoti vežimėliu. Jis tikrai mano? Paklausė jis. Taip. Bet aš neturiu pinigų. Jis tavo. Tai tave mylinčių žmonių dovana. Kai šis nuolankus vyras pagaliau ėmė suvokti, kas vyksta, jis pažvelgė į savo draugą. Jis pažvelgė į misionierių, jis bandė sulaikyti ašaras, bet bergždžiai. Verkdamas jis juokėsi nuoširdžiai džiūgaudamas tuo, ką jautė. Jo draugas ir misionierius verkė kartu su juo. Ačiū, pašnibždomis pasakė jis. Jis apkabino juos abu, įsitaisė savo vežimėlį ir su šūksniu opa vėl šovė pirmin plačiai šypsodinamasis. Aš galiu skraidyti, šaukė jis lakstydamas šaligatviu pirmin atgal. Šis vyras buvo dėkingas. Ar kada jautėme tokį tyrą, nevaržomą dėkingumą? Meldžiu, kad per šį kalėdų laikotarpį ir visus metus mes atmintume dosnųjį, mūsų Dievą, mūsų Tėvą, mūsų mylimą ganytoją ir patarėją. Nes jis yra tikrasis dovanų davėjas, jis yra dosnusis. Kai mes, jo vaikai, prašome duonos, jis nepakiša mums akmens. Atvirkščiai jis apdovanoja mus tokiomis dieviškomis dovanomis, kurių vertės negalime iki galo suvokti. Jis dovanoja mums ramybę, džiaugsmą, perteklių, apsaugą, aprūpinimą, palankumą, viltį, pasitikėjimą, meilę, išgelbėjimą, amžinai gyvenimą. Šiuo kalėdų metu mes minime visų didžiausią dovaną, dėl kurios galime gauti visas kitas dovanas. Dieviško kūdikėlio gimimą Betliejuje. Jo dėka kapas neturi pergalės ir mirties geluonis prarytas Kristuje. Jis yra pasaulio šviesa ir gyvybė. Taip, šviesa, kuri yra begalinė, kuri niekada negali būti užtemdyta. Džiugiai dėkoju Dievui už jo dosnumą. Jis gelbsti mus iš vienatvės, tuštybės ir nevertumo. Jis atveria mūsų akis ir ausis. Jis tamsą pakeičia šviesa, vienatvę, meilę, o liūdesį viltimi. Jis išlaisvina mus iš praeities nelaisvės ir savanaudiškumo, atveria kelią į prasmingą dabartį ir vaisingą ateitį. Štai ką mes garbiname. Štai mūsų Dievas. Jis yra tas dosnusis. Tai jis mus taip myli, kad paaukoja savo viengimį sūnų,
kad visi, kurie juo seka, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dėl Jėzaus Kristaus mums nebereikia jaustis svetimiems. Kai jis sugrįž, mes prisikelsime su teisiaisiais. Dėl jo tobulo gyvenimo ir amžinos aukos vieną dieną mes stovėsime su dangaus angelais ir su jais gausime amžinąjį dovaną. Tad per šį kalėdų laikotarpį atminkime mūsų dosnųjį tėvą ir tikrai nuoširdžiai padėkokime mūsų visagaliui Dievui, kuris visiems savo vaikams suteikė sparnus skristi. To nuolankiai ir nuoširdžiai meldžiu ir laiminu jūs visus šiuo kalėdų laikotarpiu. Ir visada mūsų mylimo gelbėtojo, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dėkojame Mormonų tabernaklio chorui ir šventyklos aikštės orkestrui už nuostabią kalėdinę muziką. Taip pat dėkojame kalbėtojams ir visiems kokiu nors būdu padėjusiems surengti šį minėjimą. Įžengdami į šį nuostabų metą meldžiame, kad kiekvienas iš jūsų būtų palaimintas galimybę jausti ramybę ir viltį, apreikštą mums per gelbstinčią mūsų gelbėtojo meilę. Šį minėjimą užbaigsime giedodami mūsų mėgiamą giesmę Tyli naktis. Susirinkusieji kviečiami giedoti trečią posmelį, kai brolis Merfis duos ženklą. Po giesmės baigiamąją maldą sukalbės sesuo Cheryl A. Esplin, pirmoji patarėja visuotinėje pradinukų organizacijos prezidentūroje. All
Mūsų Tėve danguje, dėkojame Tau už čia šį vakarą jaustą dvasią. Dėkojame už šlovingą muziką, už mus pakylėjusias bei mūsų širdis meilę ir dėkingumu Tau ir Tavo Sūnui, Jėzui Kristui, pripildžiusias žinias bei liudijimus. Esame labai palaiminti, kad Kalėdų metu galime švęsti jo gimimą, visai žmonijai atnešusi šviesą, gyvybę, taiką ir viltį. Dėkojame Tau už visus kadaise gyvenusius pranašus ir apaštalus, o ypač už tuos, kurie darbuojasi šiais laikais, ypatinguosius Jėzaus Kristaus liudytojus, visam pasauliui liudijančius apie jį. Meldžiame, palaiminti mus didesniu supratimu apie mūsų gelbėtojo ir išpirkėjo gyvenimą bei misiją. Ir kad su tuo supratimu stengtumėmės įgyti didesnį tikėjimą juo ir tapti panašesni į jį, dosnesni ir malonesni, paklusnesni ir labiau linkę atsiduoti Tavai valiai, nesavanaudiškesni ir rūpestingesni, kenčiantiems bei gedintiems. Tėve, mes mylime Tave ir Tavo Sūnų. To meldžiame šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.